Mercedes-Benz 2015 metų V205 kėbulas. Leidžia antifrizą. Įtariu, kad štai per šią gumelę, nes kadangi jau vienas iki keičiau, tai dabar išardinėjau ir žiūrėsim. Nuėjom filtrą, atsukinėjau čia viršų, nuiminėjau šlangas, kad iki jo daeit, reiškia, reikia irgi nuimti, atsukinėti, čia nemažai yra, bet iki jo daeiti bandysime čia ir štai va, nelabai matyti, yra antifrizo nuotėkis visas čia, nes nesimato, bet gal truputį blizga antifrizas, viskas ir va. Nuiminėjam, išardysim ir žiūrėsim, kas tenais yra. Kad nepamestų, tai kai kuriuos varžtus tai geriau atsukinėti prilaikant magnetui, tai vienas štai yra čia pačioj, kitas taip pat yra viršutinis yra, tai prilaikai ir nieko nepametė. Atsuksite 1, 2, 3, 4 varžtai ir nereikia nepamiršti štai iš to mažyčio varžto atsukti, bet taip pat laiko jisai prilaiko ir čia bus irgi šitas. Šiaip atrodo visus varžtus kaip ir atsukiau, šimtovo 1, 2, 3, 4, bet vienas tai yra visiškai apačioje, kurį pamatai tik tai veidrodėlio pagalba ir su magneto pagalba. Reiks kažkaip tai atsukti, jis net iš kitos pusės apačioje. Tai reikia nepamiršti ir nesistengti nulupti. O kad atsukt tą apatinį varžtą, tai reikia su prailgintoju pro apačią aušintuvo veidrodėlio pagalba uždedi galvutę ir tada atsuki. Reikia truputį kreivų rankų, kaip nekeista. Na štai, su magnetėlio ir veidrodėlio pagalba aušintuvą nuėmiau. Dabar visai nedaug kas lieka tik keli varžtai atsukti. Vienas iš vienos pusės, kitas iš viršaus. Jo, ir čia va bus atsukti, šlangą atjungti, bet kaip praeitą sykį arčiau, tai reikėjo vis tiek nuimti laidai, reikėjo nuimti viršus, čia truputį dar priekį reikės nuardyti, nes kitaip neišeina užmauti šlangos šitos pagrindinės storos. Reiks dar čia truputį padirbėti. Štai šiandien dabar parodysiu vienas, čia va yra varžtelis, kurį reikia atsukti. Reikia nepamiršti, kad antras varžtelis tai atsisuka su prailgintoju štai pro čia. Reikės kišti prailgintoje ir ten jį pasiekti. Tik su prailgintoju atsisuka. Taip pat nuo aušintuvo, kad atjungsite, nepamirškite nuimti tarpinės. Na va, plasmasiukais tokiais va. Tai tokiais va plasmasiukais įsideda. Sufiksuoja. Turbūt gerai, kad nesulankstytų, kitos nereikės pirkti. Štai tai va, su prailgintoju, deinu iki varžto. Tas varžtas tai yra va šitas, reikia atsukti. Na ir va taip ir atsisuks. Čia jau kaip ir visur atsukau, viską, šlangas nuėmiau. Bet va dėl šitos šlangos prieėjimo, jinai čia yra labai trumpa šlanga, čia jungiasi ir va čia va jungiasi po šitu. Dėl blogo prieėjimo reikia faktiškai ardyti, nuimti visą šitą čia laidus, pravodkę nuimti. Nu, bandysiu, gal čia išeis, gal tik daug visko ardyti nereikės, blemba, kažką pabandysiu daryti. Na, pabandžiau atsukti šitą kronšteiną, kad nereikėtų visko atsukinėti.
visų laidų kabelių, gal čia kažkaip tai daeisiu iki jo. Na, išėmiau kronšteinį, ar štai kaip dabar atrodo ta šlanga. Čia truputį taip kvailas tas sujungimas iš vienos pusės, iš kitos pusės. Na, bandysiu čia atjungti čia ir tada galbūt ir įsiims tada. Bandysim, gal nereikės visko atjungti. Nes va, jau viskas juda grinai ant šlangos šitos laikosi. Na štai įsiim, kaip ir įsiėmė ir žiūrim, kur čia blet leido. Nieko nesuprantu. Kol kas nieko nematau, per kur leido. Eisim visko žiūrėti prie variklio, kodėl čia taip. O galimai, aš manau, kad yra viena priežastis tame. Štai pažiūrėkite, naujo įvorės. Įvorės yra lygios su plasmase. Seno yra, jos įsistūmė ir aš manau, jos neprispaudžia kaip reikalas gumytės. Ir galima priežastis dabar šita yra, ko gero, dėl to, kad neleidžia prispausti plasmasės prie galvos korpuso. Štai. Tai gali būti, man atrodo, reikia dėti šaibą, kad plasmasę prispaustų. Ir tada neišlys įvorės, nes štai jos va. Čia lygios įvorės naujas, o seno štai kiek jos išlindė milimetras. Tiek pat beveik kiek gumytė, daugiau net kiek gumytė ir ko gero dėl to leidžia. Nu ką, dedu šaibukes, kad truputį būtų didesnė varžto galva. Jinai kaip tik atitinka ant įvorės. Ir kada priverži, laikui bėgant įvorė, jinai iš plasmasinio lizdo tiesiog pasislenka. Tai dėsiu, nu aišku ne čia, dėsiu tenaise. Dedu šaibukes ir turėtų prispausti. Turėtų baigtis visos bėdos.